bet daugelis nemato tos kitos pusės, kiek mes darbo investuojame, tai kiek mes įdedam to laiko. Sveiki, šiandien svečiuosi turiu Deimantę, ilgai lauktą viešinę. Deimantė yra make-up artist, bet Deimantė galbūt daugiau apie save papasakok. Kokia tavo veikla, ką tu veiki, kom tu kvėpuoji ir kuom tu gyveni? Sveiki, esu Deimantė Kondratienė, visažistė, mokytoja, dėstytoja, makiažo konkursų teisėja, taip pat DK Studio, grožio studijos ir mokymo centrų įkūrėja Londone. Jau šitoj srity dirbu 10 metų. Tai va tokia mano veikla. Kodėl būtent šitas sritis? Kodėl visažas, ar ne? Kodėl grožis apskritai? Gal nuo pat mažens iš tikrųjų labai mėgdavau piešti. Mano tėtis labai gražiai piešia. Ir jisai mane išmokino nuo pat mažens ir visą laiką mėgau piešti. Ir tiesiog atėjo toks laikotarpis, kai gal atsibodo tie paprasti darbai ir tiesiog buvo galimybės pasirinkti tai, ką tu nori daryti. Ir būtent pasirinkau visažą, nes tai irgi piešimas, tik tai ne ant popieriaus lapo, ant žmonių veidų. Tai. Vis tiek, Deimantė, makiažo meistro yra ta specialybė, ar ne? Nu, to socialinių medijų, viskas gražu, gražus veidai, gražios moteris. Bet kaip ir tikriausiai kiekvienas verslas turi dvi pusės. Tai kaip tu apibendrintum tas dvi pusės, ar ne? Ar čia tik tai iš tikrųjų ir yra grožis, gražios moteris, gražus veidai, fotosesijos ir viskas tik tai fun? Ar yra tai ir kita ta medalio pusė? Tai būtent dažniausiai visi ir mato tą gražiąją pusę, kai tu jau esi pasiekęs ir viską turi, bet daugelis nemato tos kitos pusės, kiek mes darbo investuojame, tai kiek mes įdedam to laiko, nes nuo mūsų pradžios iki mūsų tikslo yra 10 žingsnių, kaip pavyzdys. Taip. Tai daugelis žmonių labai mėgsta nuo to pagrindinio pirmo žingsnio iš karto šokti tikslą. Ir tas yra labai blogai. Aš gal patarčiau tokį dalyką, kad nebijoti tuos visus žingsnelius praeiti pačiam, nes tai yra mūsų patirtis, tai mūsų klaidos, iš kurių mes mokomės. Ir mes turėtumėm labiau enjoyinti, džiaugtis tuo visų procesu, ką mes praeinam, kokias patirtis pasiėmėm. Galų gale žmonės, su kuriais susipažįstam, tai mūsų patirtis, mes taip augam. Ir nesiorientuoti labiausiai į tą tikslą, bet labiau tą patį procesą. Ir daugelis žmonių to nemato, visi mato tą gražiąją pusę, kai tu jau kažką esi pasiekęs, o niekas nemato, kaip tu darbą investuoji iš tikrųjų. Nes tai yra bemiegės naktis. Tai yra mokiniesi iki ten 2-3 nakties, plus aš pati turiu šeimą, turiu 2 vaikus, tai turiu dėmesio skirti šeimai ir darbui ir mokslams. Aš pati tik tais paskutinius savo mokymus jau tokius baigiau gal prieš metus laiko. O taip kiekvienais metais tu mokiniesi vis aukščiau ir aukščiau, tai tas toksai pagrindas. Ir paminėjai klaidas, ar galbūt prisimeni kažkokią savo klaidas, ką padarei? Aš negaliu sakyti, kad galbūt nedarytum, nes tai buvo tavo pamoka, bet kad tu galvoji, galėjau išvengti to, Vienu metu tiesiog nepamiršti ir sustoti, atrasti tą balansą, nes vienu metu aš buvau perdegus visiškai, tai buvo po pandemijos, kai tiesiog buvo didžiulis antplūdis žmonių, klientų, nes viskas buvo sustabdyta, visi renginiai, vestuvės galų gale. Ir tais metais buvo begalės klientų ir aš tiesiog dirbau 3 mėnesius iš eilės visiškai be laisvos ir tiesiog perdegiau visiškai. Tai ir kūnas atsisakė, ir psichologiškai, ir emociškai. Aš buvau tuščia, visiškai tuščia, kai tu nenori atsikelti iš lovos, nebenori matyti klientų. Tiesiog pervargimas ir tas toksai balanso išlaikymas yra labai svarbu. Aišku, aš tą jau perėjau, tas jau. Kaip tau pavyko su to susitvarkyti? Ganėtinai buvo toksai sunkus momentas, aš su tuo tvarkiausi gal po pusę metų. Gal sunkiausias dalykas ne tas fizinis pervargimas, bet psichologinis pervargimas. Kai tu neatrandi savęs, nežinai kaip tą balansą tiesiog išlaikyti. Tai aš labai pradėjau domėtis dvasiniais dalykais, terapijom, garsų terapijom, kakavos ceremonijom,
buvo tokia proga šią vasarą išvažiuoti į jogos retrytą, susipažinti su naujais žmonėm, su šamanais. Nes pas mane buvo didžiulis disbalansas emocinis, tiesiog negalėjau sutvarkyti savo emocijom visiškai. Aš vieną sekundę galiu verkti, kitą sekundę galiu juoktis. Tai būtent 5 dienų retrytas Velso miškuose. Wow. Visiškai be jokios civilizacijos, viskas vyksta tiesiog tarp miškų. Dar vienas klausimas toks. Iš tikrųjų, visi mes, žinai, kažką tai sekam, followinam, inspiruojamus kažkas. Kas tave inspiruoja? Kur tu pasisemi įkvėpimo? Ar kažkokie žmonės gal yra, kas seki? Kas yra tavo drivas? Tai aišku yra mokytojai. Mano visažo mokytojai, mano tokie patys mėgstamiausi visažo mokytojai. Bet aš labiausiai negalėčiau išskirti vieno žmogaus. Gal situacijos ir kaip žmonės reaguoja tas situacijas. Kadangi tenka dirbti ganėtinai daug įvairiuose renginiuose. Taip. Ir tu pamatai tą kitokią virtuvę iš kitos pusės. Kaip žmonės dėl 15 minučių pasirodymo dirba pusę metų iki to. Kaip jie iš vieno renginio eina į kitą renginį, į trečią, į 5, 2 valandas miego ir toliau dirba. Tai man tas toksai gal inspiration yra, ant kiek tu investuoji to laiko savęs dėl savo tikslo. Mane tas žavi tie žmonės, kurie nesustoja, jie daro. Tai gal man tas. Kokie tavo yra makiažo meistrai? Tau labiausiai patinka pasauliniu mastu? Tai yra Tomina. Tomina, jinai viena iš tokių labiausiai gal, kuri mane žavi. Voran. Tai tokios pagrindinės jos iš kitų šalių. Gal pagrindinės, bet šiaip tu pasiemi iš kiekvieno mokytojo, tu pasiemi kažką. Taip. Nors kažkokio tai bendravimo elemento, nors technikos, kažkokį tai truputėlį gabalėlį, kaip sakant. Ar bendradarbiauji, ar kolaboruoji su lietuvėmis meistrėm, lietuviais meistrais? Taip. Su kuo? Su plaukų stilistėm, su fotografais, videograferiais. Dažniausiai mes ir darom tokius projektus, didesnius projektus, būtent su lietuviais meistrais. O su kitom makiažo meistrėm ar kolaboruoji? Teko keletą kartų. Bet nedaug iš tikrųjų. Kaip tu susitvarkai su konkurencija, jeigu tokia tiki? Gal truputėlį pačioj pradžioj buvo sunkiau, nes tu nepasitikė savo jėgom ir tą konkurenciją tu jauti, bet laikui bėgant tu puikiai supranti, kad tas tave tik tai motyvuoja. Tai yra smagu, sveika konkurencija visą laiką yra gerai. Ir mes kaip tokioj srity mes visą laiką turim tobulintis ir eiti į priekį. Tai tas tobulėjimas tai nėra, aš vieną kartą išmokau ir dabar visą gyvenimą viskas, nieko nesimokinsiu. Tas toksai, kad tu turi tobulėti ir tai yra kaip tik man postumis. Dabar konkurencija kažkokia, tai man tai yra gerai, manau. Reikia daryti bendrus projektus, o ne konkuruoti. Taip. Visiems deimantė būna tokios juodos dienos, kai atrodo norisi viską mesti ir viskas užknisa, žinai. Ir iš kur tu, pavyzdžiui, semiesi tos motyvacijos, kad išeiti į tą darbą? Dėl to, kad vis tiek mes atsakomybę, kai darbdaviai nešam ir už savo darbuotojus, ne tik už save. Ir kas tave būtent motyvuoja? Klientai, darbuotojai, aplinka, tavo įdirbis tiek metų. Kas tau tas yra drivas, kad tu šiandien ryte atsikėlė, nenori eiti į darbą, bet tu jį vis tiek išeini? Atsakomybės gal. Nes susikurti savo darbo vietą, tai yra vienas. Bet sukurti darbo vietą dar 13 žmonių, tai yra visiškai kitas. Ir ta atsakomybė prieš kitus. Ir iš tikrųjų įdirbis, nes tu jau dirbi daugelį metų šitoj srity, mes negalim sirgti, mes negalim būti be nuotaikos. Nes pas mumis darbai yra suplanuoti pusiai metų į priekį. Ir tiesiog, jeigu per 10 metų aš atšaukiau tik tai 3 klientes, tai daug ką pasako. Tiesiog, nes man pagrindinis dalykas yra gal nepavesti klientų, nes kai kurie klientai užaugo kartu su manim, tai tas toksai gal
išlaikyti tą pasitikėjimą ir nepavesti kitų žmonių. Pagrindas. Tai atsakomybės jausmas tave veža. Atsakomybės, taip, atsakomybės jausmas. Dabar Deimante pagalvok apie savo 10 metų viziją. Kur tu, tarkim, save matai už 10 metų? Vis tiek mes visi turim, žinai, tą tokį didesnį. Aš dabar dirbu, einu į darbą, bet vis tiek tie, kaip tu sakai, 10 žingsnių mus kažkur veda ir mes turim matyti, kur mes einam. Tai kur tu eini? Aš manau, kad tas toksai labiau būtų gal mokymo centro plėtimas ir gal kitose šalyse išplėsti tą mokymo centrą. Tai labiau tokia edukacija, kad jinai būtų sujungta į daug sričių, gal į visas grožio sritis. Tas toksai pagrindas, ką aš įsivaizduoju. Tu minėjai, kad tu mokai skirtingose šalyse. Ar turi kažkokią savo favorite šalį, kur tau visą laiką labai fainai yra sugrįžti mokymams? Turbūt Lietuva. Lietuva iš tikrųjų, nes vis tiek tai yra tavo gimtinė, kaip bebūtų. Tai aš visą laiką, kuo dažniau grįžtu ir paskutiniu metu vis dažniau tenka grįžti patį Vilnių ir aš jį dar labiau įsimyliu kiekvienais metais, nes jis keičiasi labai, žmonės tie patys, mes labai tokie europietiški paliekam, esam. Tai turbūt Lietuva. Fainai. Nes šiaip tai dažniausiai visi, žinai, sako, norėčiau Ispanijoje, ten Italijoje, bet... Tas būtų toks kaip tikslas, kaip ir norėčiau, bet tas vis tiek tas toksai norisi kažkaip į tą gimtinę. Aš jau 16 metų čia, tai tas toksai, seniau iš viso net neplanavau į Lietuvą, ne, tikrai ne, bet kuo toliau kažkaip vis labiau traukia namo. Tai galima pavadinti, kad tavo tikslas yra kažkada sugrįžti į Lietuvą? Turbūt taip. Ne dabar, nes labai daug projektų ir daug darbų čia suplanuota į priekį, bet ateityje tikiuosi. Gerai, Deimante, gal gali pasidalinti tada artimiausiais tavo projektais? Kas laukia pusės metų laikotarpyje, ar ne, tavo planai? Tai kol kas artimiausias toksai renginys, kuris vyks, kuriam labai norisi dalyvauti ir dalyvausiu, tai Juozo Statkevičiaus kolekcijos pristatymas pavasaris vasara. Taip pat planuojami mokymai Ispanijai savaitės laiko, taip pat visažistams ir plaukų stilistams. Ir irgi planuose yra, dar kuriam tą visą viziją, tai yra irgi renginys Ispanijai moterims, savaitės laiko, kur įtrauksim ir jogą, ir dvasinius dalykus, ir tuo pačiu grožį. Tai tokie artimiausi. O dabar apie mokymus. Pas tave gali bet kokio lygmens specialistai ir pradedantieji, ir jau pažengę, ar tu dirbi tik su profesionalais? Koks yra tas entry level, kaip sakant, pas tave į mokymus? Tai pas mane yra iš tikrųjų ir gali ateiti visiškai žmogus, kuris visiškai nesusidūrė su grožiu. Tai yra mokymai, akredituoti mokymai, kurie visiškai nuo pat pagrindų. Ir yra tobulinimusi kursai visažistams, kurie jau nori kilti aukščiau. Tai yra ir tas. Ir tiesiog vedu asmeninės pamokas, kad ir paprastam žmogui pasidaryti paprastą dieninį vakarinį makiažą. Tai ir tas. Dabar pradedantiesiems mokslai, tu sakai akredituoti, ar ne? Ir ar gali žmogus išeiti iš karto dirbti po tavo mokymų? Šiaip aš visada rekomenduoju, kad neskubėtų žmogus po mokymų dirbti, nes iš tikrųjų reikia praktikos, ganėtinai daug praktikos, bet mano mokymai ir nėra ten 4 dienų, tai yra išskirstyta ten į pusę metų, į metus laiko, kad pirmą tu turi būti pasiruošęs. Kaip ir su savo studentėm, aš bendrauju ir po pačių mokymų. Jūs galite eiti dirbti, viskas tvarkoja, bet jūs turite jaustis labai pasiruošus tam. Ir jeigu turit kažkokių klausimų, visą laiką galite kreiptis į mane. Ir gali eiti dirbti, bet tiesiog aš rekomenduoju, kad kuo daugiau žmogus atliktų praktikos ir būtų pasiruošęs tam. Bet kaip nepaslaptis, tie dalykai kainuoja. Ir tarkim, susipirkti tą pradinį
make-up artist krepšelį, aš manau, kad, čia nėra pigu, ar ne? Tai kiek tu įsivaizduoji, kokios sumos reikia, aš noriu dabar būti make-up artist, ateinu pas tave, užsirašau į kursus ir aš suprantu, taip, kursai viena kaina, bet kiek man gali reikėti išleisti visai kosmetikai, kad aš jau galėčiau vadintis profesionali make-up artist. Tai galėtų svyruoti nuo 1000 iki 2000, nes ganėtinai didelės investicijos ir jos netaip greitai atsiperka. O tai viskas yra į priekį. Tai apie 1000-2000, manau. Tu dirbi su kažkokiais, yra brandais, kurie tau labiau patinka negu kad kiti? Yra. Paminėk, prašau, nes man labai įdomu. Pagrindinis brandas tai yra Pat McGrath. Aha. Tai yra amerikiečių firma. Tokia pagrindinė ir mano mylimiausia firma. Šiaip dirbu su labai skirtingais brandais. Nėra tokio pačio mylimiausio, kuris tiesiog vienintelis. Taip, aš stengiuosi dirbti su skirtingais ir iš kiekvieno brando pasimti kažką pačio geriausio. Kaip ir kiekvienas brandas, jisai turi ir gerų produktų, ir veikiančių produktų, ir tiesiog produktai, kurie tiesiog yra vidutiniai, kurie netinka. Tai aš stengiuosi dirbti su kuo daugiau brandų ir tiesiog atsirinkti savo tos pačius mėgstamiausius ir geriausius. Dabar, Deimante, ar galėtum kažkokiu patarimų ir apie tas tendencijas, dėl to, kad vis tiek, kas yra dieninis makiažas, kas yra vakarinis vis dėlto makiažas, dėl to, kad nepabijokim, kad skiriasi ir moteris su vakariniu makiažu išėjus dieną į gatvę, jinai įdomiai atrodys, ar ne? Taip. Tai ką tu galėtum paminėti, ką daryti ir ko nedaryti, tarkim, dienos metu? Gal didžiausią dėmesį skirti odos priežiūrai. Aš visą laiką, kaip ir sakau, ir klientams, viskas priklauso nuo jūsų odos būklės. Jeigu jūsų odos būklė labai bloga, tai ir tas makiažas atrodys visiškai kitaip. Tai rūpinkite savo odą. Ir tas dieninis makiažas turėtų būti sveikas odos švytėjimas, labai natūralūs atspalviai. Nes dabar tos ir tendencijos ir yra, kuo natūralesnė oda, švytinti sveika oda ir tiesiog bruožų paryškinimas, nieko per daug. O vakarinės, kokios tendencijos vakarinio makiažo? Tai labai skirtingai iš tikrųjų, bet mano pagrindinė taisyklė tai visą laiką yra, jeigu ryškios akys, tada neutralios lūpos. Jeigu neutralios akys, tada ryškios lūpos turėtų būti, arba vienas, arba kitas aspektas toksai. Nepadaryti ryškios akys, ryškios lūpos, arba atvirkščiai. Aš, Deimante, pastebėjau, kad labai stipriai persidažo jaunos merginos čia Anglijoje, ypatingai pas mus. Ar ne? Pasižiūrėsi visiškai moksleivė su 5 linijom blakstienų, antakiais ryškiausiais. Ir ar tu pastebėjai apskritai tendencija tarp anglių, kad yra toks požiūris, kad reikia dažytis daug, ar čia tiesiog yra amžiaus dalykas? Tai kiek pastebėjau, tai yra amžiaus dalykas. Ir labiau tas jaunimas, jos labai mėgsta tas madas, trendus, kuo ryškiau, kuo daugiau, labiau iššaukiančiai gal pasirodyti. Bet jeigu pasižiūrėjus pagal amžiaus skirtumą, kuo vyresnės jos nori kaip tik tokio, kuo natūralesnio. Visiškai tas, kaip dabar vadinamas, make-up, no make-up, kuo natūraliau, truputėlį, tik tai išryškinti bruožai. Tai aš manau, kad tas priklauso nuo amžiaus labiau. Ir dar paminėjai, sakai, atsineša nuotrauką ir sako, nori tokio makiažo. Ar yra buvę tokių kuriozų, kad atsineša nuotrauką ir tu matai, kad mergaitė, ne tau toks makiažas. Ir kaip tu su tuo susitvarkai, žinai, kaip mandagiai pasakai, kad, sorry, gal mes nedarom taip, gal biški kitaip padarom. Yra buvę daug atvejų iš tikrųjų, kur atsineša įžymybių nuotraukas ir netgi veidas visiškai skiriasi bruožai. Ir tu puikiai supranti, kad tu nieko nepadarysi. Tiesiog nepadarysi, nes veidas visiškai skirtingas. Bet tu tiesiog profesionaliai bandai paaiškinti, kad tiesiog tavo bruožai kitokie, tavo akių forma kitokia ir kas jai tinka, tau netinka. Tas paaiškinimas žmogui, tas supratimas, kad tiesiog jūs esat labai skirtingi, jūsų bruožai skirtingi ir tau visiškai netiks, gal padarom truputėlį kitaip, išryškinam, mes galim išryškinti tavo akis naudodami kitokią techniką ir tau tas labiau tiks, šitas. Tai iš viso su kokiu tu
požiūrių į klientą atsineši savo darbe, ar ne? Tai kuom tu vadovaujasi, kad išlaikyti tą gerą customer service vadinamą, ar ne? Ir kad tas klientas norėtų pas tave sugrįžti? Gal tiesiog būti savimi, vienas dalykas, ir savo darbą atlikti kiek galima geriau. Ir aišku, būtent mūsų darbe labai svarbu tas prisitaikymas, lankstumas. Tai nes ateina žmonės visokio charakterio iš tikrųjų. Kiekviena energija skiriasi ir tu turi mokėti prie kiekvieno kliento prieiti, nes vienas gal neturi nuotaikos. Galų gale, kadangi tenka dirbti vestuvėse, aš puikiai suprantu ir nuotakos, kurios ir nervingos, ir tas jaudulys toksai, tu realiai kartais dirbi ir kaip psichologas, turės ir nuraminti, ir pasakyti, kad viskas tvarkoja, nuvalyti ašaras, tai taip. Tenka visko. O dabar gerai, grįžtam dabar į tą verslą. Tai ar laikai save gera verslininkė? Aš suprantu, kad jau tu esi labai gera make-up artist, bet kaip tavo visi šitie verslo reikalai kaip verslininkės darbe? Aš, kaip čia pasakius, nelaikau, kad esu jau viską žinau ir viską moku, nes kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Taip. Tai mes visą gyvenimą mokinamės ir kuo daugiau supranti, tuo tu labiau supranti, kad tu nieko nesupranti. Aš laikau save dar tokia, tu irgi negali būti visur geras, aš esu vis tiek toksai kūrybingas žmogus, labiau į kūrybą einu. Tai pagrindinė taisyklė tokia samdyti už save protingesnius, kas su verslu susiję. Tai tu negali mokėti visko, tu negali mokėti marketingo, tu negali mokėti buhalterijos, su klientais bendravimo ir visko. Tiesiog, kai tu tą atskiri, kad tu negali būti visur geras, tiesiog samdai žmonės, kurie tą darbą išmano geriau negu tu. Ar lengva deleguoti, ypatingai verslo pradžioj? Ganėtinai sunku, viską suderinti ir galų gale tą pačią komandą tokią stiprią atsirinkti, tas yra ganėtinai sunku. Ir tik tai laikas išbando, parodo to žmogaus privalumus ir tas ganėtinai sunku, bet laikas viską padaro. Sprendžiam. Tradicinį tada tą klausimą, Deimante, tau dėl Lietuvos. Jau tu tik dalinai atsakėjai jį, bet ar planuoji grįžti į Lietuvą gyventi ir kodėl tai? Arba jeigu neplanuoji, kodėl ne? Šiaip kol kas neplanuoju. Kol kas neplanuoju, nes tikrai yra labai daug atsakomybių čia mano šeima, galų gale vaikai. Kol kas neplanuoju, bet ateityje nesakau ne. Labai norėčiau, jeigu būtų įmanoma viską perkelti tai, ką turiu čia į Lietuvą, tai jaučiu grįžčiau ir tą. Ir draugus, ir šeimą, ir vaikus, jeigu būtų įmanoma. Tai tikrai nesakau, kad ne. Manau, ateityje visai norėčiau, nes vis tiek nutraukia tą gimtinę, vis tiek tavo namai. Na tai ką, ačiū tau labai tada už pokalbį šiandien. Labai malonu buvo su tavim pasikalbėti ir didžiausios tau sėkmės. Ačiū labai.